Trečiadienį startavo Beko LKL projektas Krepšinio diena mokykloje. Iki pat birželio mėnesio truksantis projektas apims visą Lietuvą ir renginiais džiugins visų LKL miestų jaunuosius krepšinio mėgėjus. Stipriausia šalies krepšinio lyga kartu su buitinės technikos gamintojais Beko siekia ne tik pritraukti sirgalius į arenas, bet ir demonstruodami socialinę atsakomybę patys lankysis miestų vidurinėse mokyklose. Projekto Beko LKL diena mokykloje metu bus aplankyta 11 vidurinių mokyklų iš visų LKL miestų. Moksleivius aplankys komandų žaidėjai, taip pat legendiniai Lietuvos krepšininkai bei treneriai, tokie kaip Modestas Paulauskas, Angelė Rupšienė ir Vladas Garastas. Pirmieji projekte dalyvavo LSU atleto krepšininkai, aplankė Garliavos Juozo Lukšos gimnaziją. Kartu su krepšininkais naudingais patarimais su gimnazistais dalinosi daugkartiniai pasaulio, Europos ir olimpiniai čempionai bei treneriai. Mūsų žmonės turi žinoti istoriją. Vis tiek istorija moko. Ir geri pavyzdžiai visada užkrečia. Ir mūsų tikslas yra, kad kas gal per daug abejojo savo pasirinktą sporto šaką ar ką, kad jis gautų tokį papildomą impulsą, kaip sakant, dopingą, kad jis yra teisingam keliui ir kad reikia į to keliu ir galbūt patapti tokiu pat, kaip tas buvo. Nes klausimas, o kodėl tu negali, o kodėl jis galėjo. Tai skaitau, kad kažkoks tai naudingumo, koks tai žingsnis yra padarytas. Mačiau iš moksleivių veidų, kad jiems įdomu. Žinot, kartais kaip žiūri į masę, tai matosi. Tai vienas apie vieną galvoja, kitas apie kitą galvoja. Nu ką, pradėsim tą darbą. Gerai, kad yra ta veikla. O aš manau, tų susitikimų turėtų būti visokių. Ir įdomesnių galbūt, ir gal prastesnių. Ką čia gali žinoti? Nu, man pradžia labai patiko. Aš linkiu fondui sėkmės. Labai smagu susitikti su jaunimu ir kažką tai papasakoti, kažką tai pasakyti, kai jie pamatytų mus, mes juos pamatytum, pasikalbėtume su jais, gal sakau, sekantį kartą ar kitą kartą susitiksim ilgesniam laikui, gal daugiau pasikalbėti su tais moksleiviais, kokios problemos jiems yra šiandien, taip toliau, gal patarti kažko galėtume. Jaučiam, kad tai yra labai naudingas mūsų procesas. Renginio metu moksleiviai ne tik klausėsi garbių svečių pasakojimų, bet ir išmėgino jėgas krepšinio aikštelėje. Jaunimas varžėsi su LSU atleto krepšininkais, žaisdami krepšinį 3x3, bei dalyvaudami tritaškių ir baudų metimo konkurse. Jo, ne pirmą kartą būnam su moksleiviais ir ne pirmą kartą ateinam į tokį renginį. Pradžiai buvo prieš sezono pradžią, norėjom supažindinti, kad Kauno rajonas turi ir komandą LKL, tai vat ir kad atstovavom Kauno rajonui, ta prasme, ir norėjom sušaukti, sukviesti, kad kuo daugiau ateitų mūsų palaikyti ir labai smagu, kad vis mus pakviečia į mokyklą Kauno rajone, kad galėtumėt pamatyti vaikus, kad galėtumėm su jais padalyvauti ir aktyviai su jais praleisti laiką. Apie artėjančius projekto vizitus sužinoti galėsite sekdami informaciją Beko LKL internetinėje svetainėje ir LKL Facebook paskyroje.